Nacionalinio Kauno dramos teatro tinklalaidė Teatro stotelė. Sveiki, jūs klausotės Nacionalinio Kauno dramos teatro tinklalaidės. Esu Jolanta Garnytė Jatkauskinė, teatro viešųjų ryšių koordinatorė ir man labai malonu pristatyti Teatro stotelę. Šį pavadinimą pasirinkome neatsitiktinai. Šimtmečio proga teatras iš Kauno miesto savivaldybės gavo dovaną – Teatro stotelę. Tad kol teatras nuščiuvęs, mes joje kalbėsime apie kūrybos prasmę, būsimas premjeras, išgyvenimus, pojūčius scenoje ir už jos ribų. Pirmąją tinklalaidę skiriame Laisvės gynėjų dienai. Prieš 30 metų, žvarbę ir nerimo kupiną sausio 13 naktį, kauniečiai būrėsi prie Kauno radijo ir televizijos pastato, pagrindinio informacijos šaliai ir pasauliui perdavimo šaltinio. Be galo oru ir pristatyti šių įvykių ir pokalbio dalyvius. Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinė direktorė Egidijus Stancika, aktorius Inesa Paliulytė ir Sakalą uždavinį, bei vyriausiai teatro garso režisierių Arnoldą Akelaitį. Įdomu, kad šių įvykių liudininkai užfiksuoti fotomenininko Romualdo Požerskio nuotraukoje. Kelios dešimtys žmonių susibūrę ant laiptų šalia pastato su iškelta trispalve. Šį kadrą galite pamatyti teatro socialiniuose tinkluose. Tad ir pokalbį pradedame nuo šios įsimintinos akimirkos. Iš tikrųjų, tos akimirkos, kai fiksavo, tai nei aš, turbūt nei Arnoldas, nei Sakalas tikrai nepastebėjome, nes ta akimirka, ne ta akimirka, bet ta naktis, tas jausmas, jis dabar turi tokį išlikusi man bendrą pojūtį, tokį apsisprendimo, giluminio suvokimo, kad tikrai stovėsi čia iki paskutinės akimirkos, kas bebūtų. Ir išstovėjus tą naktį, kai paryčiais visur vėl buvo arbata, sumuštiniai, cigaretės siūlomos, nes vaikelį gal reikia imti. Iš ten mes visi išėjome visiškai kitokie. Nes ta naktis mus perlydė ir pavertė tikrai baigusius kažkokius giluminius ir patriotizmo, ir pilietiškumo universitetus. O kada nufotografavo tą, aš tikrai nežinau, bet aš esu labai laimingas, kad yra tokia nuotrauka ir dar ypač tokio iškilaus fotomenininko, nes tai yra istorija. Ir žinot, iš vis aš esu labai laimingas, kad mes Dievulio buvom pašaukti šią žemę būtent tokiu istoriniu laikotarpiu, nes aš nežinau, ar gali būti įdomesnis istorinis laikas gyventi, negu mums teko, nes mums teko pajusti ir sovietmečio tą visą tokį populistinį ir melo giluminę sistemą, būti įveltiems savotiškai į ją, ir tuo pačiu išgyventi ir sąjūdį, kovo 11. Man iš vis laimė, mes su Dainiumi, su Arūnu Stanioniu, mes baigėme būtent 90-aisiais, baigėm studijas. Mes buvom pirmoji nepriklausomos Lietuvos aktorių karta išėjusi iš Lietuvos konservatorijos. Ir yra tokie ženklai, ir tas sausio 13, ir tas vėl likiminės, kad mes buvom tada, tą vakarą, teatre, Laisvės alėjoje, teatro bendrabutį, kad buvo šalia ir Sakalas, ir Arnoldas. Ir Arnoldas dažnai būdavo su Bimu savo šuniu, bet tą vakarą jis buvo be Bimo. Ir kad mes visi, išgirdę sirenas, pamatę per televiziją Eglės Bučelytės, tą veidą, kurio aš niekada nepamiršiu, turbūt net išeidamas iš šios žemės bus vienas iš tų vaizdų, kurie mane išlydės klesti po naktų šviesai. Ir jos balso tas virpesys, kuriame nebuvo, kaip pasakyti, nei baimės, nei buvo daugiau galbūt nuostabos ir liudijimo, kad mus iš čia išneš. Ir mes atsidūrėme ant tų laiptų. Labai greitai nubėgė arti, kadangi jo teatro iki Daukanto gatvės šalia, vieni iš pirmųjų. Ir mes buvom
tame visam tokiam sukūrimui. Greitai, kaip mes kaip kokios motinėlės, bitė motinėlė, reiškia, spiečiaus metu, reiškia, tai va tas spiečius auga ir atrodė visas Kaunas sulėkė. Ir buvom drąsus, ir buvom vieningi. Aišku, buvo ta akimirka, apie 2 valandą, kai pasakė, kad tankai važiuoja link mūsų, tada šiek tiek išgąsčio, bet tada ir suvokimas, kad jeigu taip jau yra, tai stovėsim iki galo. Sakalai, tęsk. Ačiū, Egidijau, man labai smagu vėl matyti visus mus vienoje krūvoje, netaip dažnai šitokia šventė įvyksta. Galbūt net ironiška, kad jinai įvyksta tokią dieną, kai tam tikrą prasme mes ir gedim ir džiaugiamės kartu. Tikrai paantrinčiau Egidijui, kad galbūt ta naktis buvo toks laikas, kai viskas susilydė ir įgavo kažkokią konkrečią formą, galbūt ne išbaigtumo prasme, bet krypties prasme. Kad būtent turbūt tą naktį mes suvokiam kiekvienas, kiek toli esam linkę eiti. Ir tai nereiškia, kad mes buvom labai drąsus. Aš tikrai turiu prisipažinti, nežinau, galbūt ten kareiviai, galbūt kažkokie pareigūnai, jie yra žmonės, kaip sakyti, nesukantys savo galvos reikalingais klausimais. Nežinau, kaip jūs kiti, bet pavyzdžiui, man tai aš visą laiką abejoju, ką aš darysiu. Ir pavyzdžiui, jeigu ten iš tikrųjų būtų važiavę tie tankai, kas buvo tikrai labai reali galimybė, mesgi turėjom nei daugiau, nei mažiau visą ten diviziją ir kokį garnizoną tų desantininkų ir mes tą puikiai žinojom, kad jiem, kaip sakyti, nereikia kokiais lėktuvais skristi, jie tiesiog išvažiuos iš savo kareivinių. Kaip būtų viskas vykę, kas būtų dėjęsi, tikrai sunku pasakyti, bet, kaip sakant, nežinau, aš tikrai nepulčiau muštis į krūtinę, kad aš buvau narsus ir būčiau stovėjęs iki galo, nežinau, ar būčiau. Bet vėlgi man negėda prisipažinti šitų abejonių, nes bet kuriam žmogui, ne kareiviui, tu pasakyk, kad reiškia, galimai už 20 minučių link tavęs važiuos tankas su idiotų kareivėliu, kuris iš viso, nežinau, prifarširuotas kažkokių ten. Jo, ideologijos ir ne tik visi žinom, koks mentalitetas buvo tarybinėje armijoje. Nežinau, vėlgi aš kalbu ne apie baimę, aš kalbu apie tai, kad, reiškia, tikrai ne tas pigusis heroizmas turbūt mus vedė prie tos televizijos, tam tikrą prasme mes atsidūrėm ant tų laiptų gal ir atsitiktinai, bet vėlgi aš manau, kad visa mūsų laisvė yra tam tikras ne atsitiktinumas, bet įvykių, kurie pasisuko mūsų naudai seka. Aš puikiai atsimenu šviesios atminties mano senelis, kuris buvo žurnalistas, vienas iš pirmųjų Kauno radiofono diktorių, Vilnių vaduoti sąjungos pirmininkas ir atbuvęs Sibiro lagerį 10 metų. Kai jis šviesus žmogus sakydavo kažkur tai apie 80-uosius mum, kad vaikai, patikėkit, šitas monstras ilgai netems. Balsų nesijuokiam, bet tikrai aš mintise, aš galvodavau, nu jo. Realiai, bet kuriam blaiviai mąstančiam žmogui, realiai negalėjo net fantazija nešti, kad šitas monstras subirės ir subirės taip, kad faktiškai negrįžtamai, nes, man atrodo, dabartinė Rusija, tai ten yra kažkoks kitoks vienetas negu kad valstybė. Ta naktis įvykiai, aš manau, daug dalykų sukrito, ir dievulio palaima, ir mūsų ryžtas, ir mūsų norai, ir mūsų pasiryžimas, ir aplinkybės. Nežinau, ar logiškai tai galima įvardinti. Aš labai džiaugiuosi, kad tai įvyko, aš labai džiaugiuosi, kad mes buvom tų įvykių liudininkai, aš labai džiaugiuosi, kad mes atsiradom ant tų laiptų. Velnias mus ten nešė, čia kitas klausimas. Patriotizmas, entuzijazmas, jaunystė,
Žingeidumas tas pats irgi. Jo. Bet aš tikrai norėčiau, kad suprastų mūsų žmonės, kurie mūsų klauso, kad čia ne heroizmo dalykas, čia turbūt kažkokio gilesnio proceso. Nes heroizmas yra momentinis daiktas. Šovė į galvą, einu tai kažką tai daryti. O procesas yra žymiai, man atrodo, sudėtingesnis reikalas, reikalaujantis ir pasiruošimo, ir nuostatos. Ir aš labai džiaugiuosi, kad teatras buvo būtent Kaune tas centras. Visais laikais tai buvo kažkokios rezistencijos taškas. Aš puikiai prisimenu tos spektaklius, kur iš viso buvo keista, kaip jos leido saugumas, ten, tarkim, Mėlyni žirgai Raudonoj pievoje. Taigi ten visiška antisovietščina buvo. Inesa turbūt puikiai atsimena. Ir tu tiesiog negalėjai patikėti, žiūrėdamas tą spektaklį, kad jį leidžia vaidinti visuomeniai. Žmonės eidavo į teatrą kaip į kažkokį tai pogrindinį mitingą prieš demagogiją, prieš smegenų plovimą, prieš tą dvasios žeminimą. Ir teatras buvo būtent ta vieta, ne tiek jau daug vietų tokių, man atrodo, Kaune bent jau buvo, kur žmonės galėdavo atrasti tų tokių neverbalizuotų bendraminčių, norinčių kitokio gyvenimo, norinčių kitokios Lietuvos, kitokios savo asmenybės realizacijos. Gal aš per daug šneku, bet man tiek tas periodas, tiek ta naktis ir kas sekė po jos labai svarbus. Aš galbūt neatsimenu daugybės detalių ir nesulinkęs ten kažko tai heroizuoti, bet tai yra patirtis, kurios ir nelinkėtum priešui, ir kartu be galo džiaugiesi, kad tą patyrė. Tai turbūt Arnas turėtų pratęsti dar mūsų. Aš ir paantrinti tiesiog Egidijui ir Sakalui, kad pats buvimas teatre, aš matomai sąlygojo mūsų tą atsiradimą tenai prie televizijos. Ir dar priminsiu tam pačiam Egidijui, jis, ko gero, pats puikiai atsimena, kad tas budėjimas toks mūsų vyko ne tik tą dieną. Mes ten gerą savaitę vaikščiojom tarp savivaldybės, vieno galo Laisvės alėjos ir kito Laisvės alėjos galo. Kaip dabar atsimenu, dirbo vienintelė kavinė Tulpytė, kurią mes užsukdavom kavos. Ir aišku, Egidijaus svetingumas su Dainium jau bendrabutėlį. Ir pati terpė, tas pats mūsų amžinatilsį direktorius Dobrovolskis, jis suteikė sąlygas. Kaip žinia, tuo metu teatre nelabai galima buvo naktinėtis, aišku, neoficialiai buvo pasakyti vyrai, arbatos ar ko budinčiai perspėti, budinčiai atidaro duris, įleidžia. Tai va taip, mes ir atsiradom ant tų laiptų. O heroizmas, koks ten heroizmas, tiesiog buvom jauni, laisvi jau tada. Ir lėkėm, rėkdami per Laisvės alėją, žmonės kelkitės, atsimenu šitą. Ir visiems mums atrodė, kad nuo mūsų riksmų jungiasi šviesos, nes iš tikrųjų žmonės lygiai taip pat, kas radijas, kas skambino telefonais, vaidiniais, tuo metu vienas kitam kėlė, bet mums bėgant atrodė, kad tai mūsų riksmai padeda žmonėms apsigelti. O Inesa, kaip jūs prisimenate tą būtent sausio 12-ąją? Išties prieš sausio 13 ir prieš 12 buvo dar visi metai, kur jau tvyrojo nuojauta, kur tikrai vyko skaitymai, vyko mes teatre, dar prieš įvykius. Kažkaip visi, čia daugiau moteris turbūt, mes rinkomės ir dainavom liaudies dainas, amžinatilsį Ligija mus mokino. Pradėjo teatras mokintis Lietuvos himną. Kadangi aš gimiau Norilske ir nuo 5 metų mokėjau Lietuvos himną, tai jau buvau tokia pirmūnė su himnu, bet ta įtampa ir ta vibracija jau jinai tvyrojo ore. Ir jeigu kalbantis vyrai, vis tiek vyrai mąsto kitų pusrutulių smegenų, tai
logikos mano veiksmuose, tai buvo jausmas, tai buvo emocija ir jeigu šeštadienį šviesios atminties mūsų direktorius Dobrovolskis mums davė didžiulį autobusą, važiuojam, nes automobilių mūsų teatre labai nedaug kas turėjo. Tai Nijolė Lepeškaitė Vlašina savo automobiliu, o mes vykome, kas norėjome, kas galėjome autobusu į Vilnių ir tai buvo ir direktorius davė autobusą. Tai buvo įvykis iš tiesų, nes jis kažkuo tai tais laikais jisai rizikavo. Ir vaikščiojom pusę nakties tenai ir tokia tarsi ir neramybė ir dar toks buvo jausmas, kad tai ne su mumis vyksta. Nors aš sąmoningai sakalai, aš visada tikėjau, mano mama tikėjo, aš manau, kad čia mūsų mamų ir močiučių maldos mus atvedė būtent į tą dieną, tragišką ir mūsų istoriškai labai reikšmingą dieną. Aš nebejojau, aš visada buvau idealistė, kad tai įvyks. Kad tai įvyks dabar, kai aš gyvenu, netikėjau. Galvau kažkada, bet tikrai įvyks. Ir kai visiškai ramybėje grįžome į Kauną ir 12 dieną vakare mūdu su Egidijum ėjome pakviesti amžinatilsį Sauliaus Griciaus skaityti iš to kabineto ir tai vakarojimas buvo ilgas ir drąsinom ir skaitėm ir kalbėjom ir Egidijus nuėjo į bendrabutį teatro, aš pėsčia nuėjau į Žaliakalnį ir tarsi tokia ta ramybė prieš audrą, bet atrodė visiškai ramu. Ir kai amžinatilsį mano mama, aš, vyras mano dukra 9 metų miegojo, prilipome prie televizijos ekranų ir kai bemaž 2 valandą turbūt nutraukė transliaciją ir Bučelytės veidas ir kas ten vyko, matot, net to pusrutuliu mastau, suklaupėm su mama priešais televizorių ir mama, kuri šiaip labai nebuvo raudotoja. Mama taip raudojo. Na ir mes pradėjome melstis. Vyras išbėgo ant tų pačių laiptų, grįžo paryčiui, rankose nešdamas bananą. Jis gavo tokį strypą, sitkūnai, visą kitą ir žodžiu, paskui, aš žinau, kad aš tepiau sumuštinius ir tai, kad mes tapome, aš negaliu sakyti, va, Kaunas, Lietuva tapo kaip siena. Sako, laisvės gynėjai, nelaisvė. Kažkas gal buvo, aš nežinau, man atrodė, kad mes esam vienis, kad mes esam tą nesuardomą Berlyno, bet kad Lietuvos siena, kuri niekada nesuaižės. Tai buvo tokia banga ir tai buvo toks pakilimas, kad idealizmas labai retai dabar laimi, bet tada tikrai buvo idealizmas. Niekas negalvojo apie pinigus. Aš pati žinau, kaip į televiziją atnešiau kažkokią, tai aš turėjau vieną auksinę grandinėlę. Mes kažką tai ten kažkaip tai aukojom, darėm ir tas, kad tą patį sekmadienį, 12 dieną, man buvo labai keista, 12 valandą, vaikiškas spektaklis, Raudonkepuraitė, aš vaidinu Raudonkepuraitę ir man atrodė toks absurdas, nes jau nuojauta buvo, jau gudėjo prie Seimo, jau brūzdėjo, kad mes vaidiname tą Raudonkepuraitę. Tikrai buvo labai sunku ir toks paradoksas buvo. Bet mes išvaidinome ir tiems vaikams susirinkusiems ir vėlgi, kas sekė vėliau, ta mūsų istorija, tas mūsų stovėjimas kartu. Ir paskui tasa, tokia grandinė, aš manau, kad tai buvo mūsų tautos laimės valandos. Dėl to jau tikrai jos nebėra tragiškos dienos, bet per tą tragiškumą jos yra tokio giluminio džiugesio, pergalės, laisvės pergalės diena pasidarė. Ir tikrai dabar Inesa susigraudina, bet tikrai tas pats yra, manau, ir Sakalui, ir Arnoldui, visiems. Sausio įvykių tik kažkokie prasideda reportažai, viskas. Ir man šiurpas ir ašaros. Ir nors esu jau vyras, su stora oda, su patirtim, bet yra dalykai, kurie yra, kažkokie tikriniai, kurie taip veikia. Ir dabar, kalbant, labai daug prisimena iš tų būtent skaitimų, iš tos savivaldybės, iš mero kabineto per atvirą langą. Pats meras Vidmantas Adamonis tuometinis daro ten tavo arbatą ar kažką, kad nesušalt. Ir mūsų visi skaitovai, ir šalia Inesos ir Rūtos Stabiliūnaitė, ir Kęstutis Genys, ir Petras Venslovas.
kas buvo kviečiamas, tai nekilo mintis, ar čia reikia ar nereikia. Čia buvo patarnavimas ne kažką savo, nes mes antiek, kokie tie žmonės vieningi buvo už Palangų savivaldybės, arba kai nuvažiuodavom į telekomą, jie irgi saugojo telekomą žiedą, nes tai buvo raktas, langas į pasaulio informaciją. Tai visi tokie vieningi ir klausydavo, išklauso gražiausiai eilėraštį, ploja, staiga šaukia Lietuva, Lietuva, tu pats susigraudini, nebegali skaityti. Tai čia tikrai sekundės, akimirkos, kurios labai kažkaip labai auginamos ir tokios ir liks mums mūsų tikrojo gimimo kaip lietuvių, kaip piliečių akimirkos turbūt. Ir ko gero tas vienijantis jausmas meilė tėvynei, kai jau po šitų tragiškų įvykių teatre stichiškai gimsta koncertas. Algis Matulionis tada režisuoja koncertą ir kas ką gali, toks suneštinis. Žiūrovai eina su paltais, reiškia, ką tik kažką tai sergėja, budėja, nemiegoja, kažkokie sumuštiniai ir dainavom, deklamavom, aš jau nebepamenu, kas ten buvo, nes visai neseniai aš tiesiog visą šitą laikotarpį išvažinėjau su Antano Miškinio Sibiro psalmėm. Tai buvo laimė, kai jos pasirodė. Ir tas buvimas, kad, kaip Egidijus sakė, pakviečia ir tu bėgsi vidurin, bėgsi, eisi ir tokią laimę patarnauti. Ir jeigu pamenė Egidijau, kai atsidūrėme jau per tuos pačius garsiuosius laiptus televizijoje, kai pasijungė Kauno televizija, transliuodama į Lietuvai žinias ir visokius ir tragiškus pranešimus, kur kas vyksta, kur važiuoja ir ten. Inesa, labai atsiprašau, bet mums stovint ant tų laiptų tą naktį jie ir perjungė visą, kai Vilnių užėmė, tai signalą perjungė iš Kauno. Ir ten Modestas Patašius ir šitas Šestakauskas, ir visa keletą žmonių. Bet tas keletą taip greit pavargo, kad padėti kaip kokioje operaciniai, keisti, padėti bent kažkiek tai nusnūsti. Ir mes ten buvom ne vieni, ten tiesiog bėgo žmonės ir iš kamerinio teatro. Tikrai mes matėm daugybę kolegų, mes keisdavomės ir tai buvo laimė ten būti. Tik man gaila, kad nėra išlikę tų istorinių kadrų. Būtų labai įdomu pamatyti savo pirmus tokius televizijos žurnalistų darbo neįgudusių žingsnių kadrus. Bet iš tiesų buvo toks paradoksas, aš dabar tau priminsiu, kaip mes skaitom tos tikrai tragiškus pranešimus, ten įvyko tas, o Liucija Bačkauskaitė, reiškia, jinai mums sako, nereikia čia tokiais tragiškais veidais, reikia, taip amerikoniškai, reikia šypsotis, o mūdu kaip šypsotis, širdis kraujuoja. Reiškia, mūsų tėvynė važinėja tankai, o jinai reikia šypsotis, reikia pozityviai visą tai pranešti. Jo, nes, reiškia, pameni, galbūt rodo nuotrauką, filmuoja nuotrauką sužeistuosius ir mes informuojam, sakom, čia nuotrauka iš ten ir ten. Prašom įsižiūrėti, gal atpažįstate, atpažinę, informuokite tokiu telefonu, nes tai labai svarbu. Jie tikrai yra gyvi, bet mums labai svarbu, kad jūs atsilieptumėte. Ir jis sako, šypsokite, sakom, kaip? Parodykim pasauliui, kad mes nenugalimi. Aš suprantu ją, ką jie turėjo omeny, reiškia, tą viltį visą kitą. Bet kai mes matom tokius kadrus, dar jauni būdami aktoriai, viską emocionaliai priimdami, mes momentais patys ten apsižliumdavom, reiškia, taip. Ir lūpa tekdavo prikas, kad nepradėt garsiai raudoti. Ir vėlgi, kadangi kalbam apie televiziją, po kokios savaitės atvažiavo į mano namus režisierė Danutė Keturakytė ir sako, vaikai nebeturi laidų. Ir tada mano namuose gimė, biturėjai ir perėdžiukai buvo laida, aš turėjau taksiukę bitę, kaip Arnoldas Bima, garsų į mūsų. Ir mes rašėm 10 laidų, be pinigų, aš nežinau, buvo tokie entuziastai. Garso operatorius, kamera, Danutė Keturakytė, aš ir mano šuo.
Paskui jau į Kauno televiziją ėjom ir jau buvo taip, kad jau mano šunį ir mane gatvėje vaikai pažindavo. Tai va tokia buvo mano televizinės karjeros pradžia irgi per šitą visą suirutę, per tą kataklizmą, kuris įvyko, sukrėtė mus visus, kurie dabar dėkingi, kad esam čia ir dabar neišvažiavę, susitelkę ir galim prisiminti. Bet kaip yra smagu, aš atsiprašau, kad dar, užsiveda taip irgi mintys. Aš galvoju, kodėl taip dievulė buvo surėdyta, kad mes buvom pakviesti. Mes tikrai tada buvom jauni ir jokie. Paskui, sakykime, aš tapau kokį nors komercinių renginių vedėjų, režisierių, didelių renginių, jau tokių tos srities specialistų kažkokį. O tada kažkaip paskambino į teatrą, sako, reikia, kažkas pasiūlė ir mūdu nuėjom. Ir be jokių įgūdžių sėdam prie to mikrofono, kalbam, aiškinam, rodom, improvizuojam. Nes niekas nežino, kaip reikia daryti, bet žinom, kad reikia daryti, nes žodis turi būti transliuojamas, žodis turi pasiekti žmonės, kurie buvo prilipę prie radijo imtuvų, prilipę prie televizijos ekranų. Likiminė dovana. Prisiminkime Vaižgantą, kai jis sako, rašiau recenzijas tik todėl, kad nebuvo kas rašo. Tai nebuvo kas kalba, tai jau tada tenka, žinai, nu. Taip, kiekvienas mielai būtų ėjęs, jeigu tai būtų pakviestas, bet kažkodėl ačiū Dievui pakviesė mus ir mes turime tokius gražius prisiminimus. Bet žiūrėkit, bičiuliai, dar vienas man prisiminimas, reiškia, aš dabar tikrai nežinau, ar jūs važiavote kartu ar ne, kai vėl teatre susiorganizavo grupė, kai jau mūsų visi tie didvyriai žuvę tą naktį buvo pagerbimui pašarvoti sporto rūmuose Vilniuje. Ir mes tada pilnas autobusas iš teatro važiavome ir kaip didžiulę eilę atstovėjome, kaip tie karstai, tiesiog skendintys gėlėse, trispalvių, tuose šaltose sporto rūmuose, nejaukiai apšviestuose, kaip, reiškia, praėjom, atidavėm pagarbą ir paskui man labai prisimena skaudžiai momentas, kai mes išvažiavom su tuo mūsų teatro Lazu, autobusu buvusi to, ir mūsų sustabdė tik išvažiavus iš Vilniaus riba ir tamsioji, tada dabar apšviesta viskas, tokia tamsi aklina ir visus išlaipino nepriklausomai nuo amžiaus ir į griovį sustatė kareiviai. Ir kur buvo? Buvom ten ir ten nei meluot, nei ką, reiškia, ir buvo neaišku, šaudys, nešaudys, kas ten bus. Ir aš dabar nepamenu, kas ten, ar Balašinas Viktoras vadovavo, ar kas ten kalbėjo su jais, bet vėl susodino. Man atrodo, kad mes buvom sukūrę kažkokią, aš kaip pamenu, neatsimenu kokią, bet versiją, kad visi vienodai atsakinėjo, iš kur mes grįžtam, kažkaip buvo. Net važiuojant į priekį buvo apkalbėta kažkaip, kad jeigu stabdytų. Švento melo kažkokia versija. Kažkokia jiem būtent kažkokia versija, iš kur mes važiuojam. Ten teatras, tik aš neatsimenu, ar Viktoras Balašinas amžinatilsį, kas ten su jais kalbėjo. Ja, bet tas stovėjimas griovy tamsoje, nes ten jau buvo labai ilgai, mes kažkaip nesitikėjom, kad taip ilgai mums reikės stovėti tose eilėse, norint atiduoti pagarbą. Ten buvo labai daug žmonių tose pagerbimo ceremonijai. Ir toks buvo nejaukumas. Sakalas turbūt nevažiavo, gal tu likai ir Vilniuje. Ne, aš dabar neatsimenu kodėl, bet aš tikrai būčiau važiavęs, bet matyt, ar mes spektaklį turėjom ar ką, bet kad nevažiavau, bet aš atsimenu. Bet ar nebuvo sustabdytas repertuaras tada, kai jau įvyko tie visi įvykiai, kad žiūrėjau, Kažkas tai, man tai toks, kažkoks tai va toks, kad kažkas buvo sustabdyta, kažkas sustoja. Gyvenimas tas toksai buvo sustojęs, nes buvo apėmęs toksai euforija. Ir tas, kad mes turim kažką tai daryti, kažkur tai jūs prisiminkite, kaip mes rinkome prie teatro, prie mūsų centrinio įėjimo, rinkome parašus, kad išvestų tarybinę kariuomenę. Ir kiek aš tiesiog vakar pamąsčiau ir prisiminiau, kad daugybę parašų surinkau ir ėjo romų tautybės 4 žmonės, jie labai išskirtiniai apsirengę ir aš prašau jų pasirašyti, jie sako, mes nemokam pasirašyti.
Aš sakau, jūs jeigu sutinkat, aš užpildysiu, jūs 3 kryžiukus padėkite. Ir aš tada paėmiau iš 4 žmonių 4 po 3 kryžiukus. Aš tada nežinau, ar galioja tie, čia iš kažkokios literatūros, kad jeigu nemoki pasirašyti, bet iš ties buvo tas toksai ir kvietimas, ir labai daug buvo tikrai žmonių abejojančių, reikėjo, kaip tu pakviesi, kaip tu kreipsies. Ir tas mūsų visas, buvom kumštis. Iš tiesų buvom kumštis teatras, kai važiavo į Baltijos kelią. Buvom, kai kovo 11 ir mes gastrolėse buvom su Didžiuoju geismu ir kai skambėjo, kai kilo trispalvė, kai himnas ir Vilija Grigaitytė išsitraukė iš rankinę šampano butelį, tai buvo toks gastrolės ir jinai buvo pasirodė. Tai buvo kažkoks toksai, gimtadienis, nežinau, kai nešventieji puodus lipdo. Bet mes bandėme juos lipdyti. Mes bandėme lipdyti save, savo tėvynę ir ačiū Dievui, kad tai buvo. Bet žinai, dabar, kai tu taip kalbi, sako, tu važiavai su smėlio klavyrais į Hamburgą? Į Hamburgą ne, man atrodo. Ja. Nes mes, kai Hamburgą, Arnoldai, tu tikrai buvai Hamburgė, smėlio klavyrus vaidiname 91-aisiais rugpjūčio 16-19 dienomis vaidina. O tais pačiais 21-aisiais Liepos 21 vyko Gimedininkų tragedija ir tada kaip tik vokiečiai buvo atvažiavę, nežinau kokia Deutsche Welle ar kažkokia ten televizija ir kaip tik filmavo tos medininkų įvykius, jau ne įvykius, bet žudynių atsisveikinimo tas akimirkas ir kaip tik mus ten jie klausinėjo. Ir mums vaidinant Hamburge sužinojome, kad prasidėjo pučas. Tas perversmas ir tada nebuvo nei kokių mobiliakų, nieko. Ir kaip spektaklio pabaigoje, mums pasakė, kad jau Rusijoje, Maskvoje perversmas, kad nori jau šitas Gorbačiovas nušalintas ir ten jau prasidėjo. Ir vokiečiai, mes finale lenkėmės, vokiečiai tylėjo atsistoję po spektaklio ir trypė tik kojų. Ir mes pabandėm užgiedot visi eiliniai Lietuvos himną. Ir negalėjom pabaigti, nes nebebuvo kas giedotų, nes visi verkė. O vokiečiai trypė kojų. Tai vat irgi tas kumštis, tas vienybės pajautimas ir tą naktį mes galėjome važiuoti grįžtant į Lietuvą, aš pamenu, kaip mes ir Dainius, ir tas pats Arūnas, mes priėjom prie režisieriaus įrašo ir sakom, ką mums daryti, esam Vokietijoje, mums į Lietuvą ar čia likti. Ir jis, sako, aš negaliu atsakyti, jūs patys turite savo atsakyti. Ir tada aš net nesupratau, aš galvojau, kad jis matai, į savo gyvenimą tai išsisprendęs, galvoju, o jau mums patarti negali. Ir mes sėdėjom visą naktį, gurkšnodami ir vis tik sprendėm, kad jeigu Dievulis mums davė galimybę gimti, tokiu metu tai mes reikalingi Lietuvoje, išvažiavom. Ir atvažiavo tas pats Lazas autobusas su kažkuo į Vilnių mūsų pasitikti. O mes išlipom Vilniuje, į mobiliakų nieko nebuvo. Mes lipom iš to traukinio, galvodami, kad mus jau apklausai tikrai vesis į šoną tie tarybiniai kareiviai ir viskas. Ir sako, prieš porą valandų baigėsi pučas. Ir kiek mes tada nuo Vilniaus iki Kauno gerų emocijų turėjom. Ir dainų, ir visko. Ir kokios, ne? Ar tu pratęstų buvai? Aš tik, nes paminėjau parašus, aš prisiminiau dar dėl pačias po sausio 13 iš karto, kad Neris atbėgus į teatrą iš Grigorienės, kaip jos ten susijungė, skambino į Rusiją savo pažįstamam dailininkui ir tas sako, tokio progresyvaus mąstysenos, ir tas sako, tai rašykit nuo teatro, būtinai siųskit telegramą. Ir sako, kam rašyti? Sako, tai kaip tai kam? Gorbačiovui.
Aišku, dabar juokingai skamba, bet Grigolienė atspausdino tą tekstą, tokį ir pranešimą, ir teatras žingsniavo į paštą siūs telegramas. Tai irgi parodo, kaip po teatro žmonių tokį būsą. Ir emocija, bet ir drąsa. Nu, dalinai taip, sakykime. Dažnai, jeigu būtų tas pučas rugpjūtyje įvykęs, tai viskas būtų buvę atgaminta, suskaičiuota ir visi būtų, nu jau dabar po 20 metų būtumėm grįžinėję iš Sibirų, gal, jeigu būtumėm gyvi likę. Galimai, aš tai iš viso labai džiaugiuosi, kad teatras tikrai visais laikais, bent jau, kai aš jį atėjau, be abejonės ir prieš tai, visada buvo smaigaly kažkokios tai laisvės minties, ar troškimo, ar noro, ar fantazijos, ar vaizduotės. Ir tą tikrai net savo kailiu pajusdavai net ne kaip teatro vienetas. Aš puikiai atsimenu, kai tik prasidėjo jau galimybė eiti viešai su trispalve. Ir dabar net gaminsiu tikrai kuriais konkrečiai metais, bet mes važiavom su gastroliam į Panevėžį, tom tradiciniam mūsų gastroliam, kur ten 2 savaitėm važiuodavom kiekvienais metais į Šiaulius, kitais metais į Panevėžį. Ir aš puikiai atsimenu, mes su Arvydu Lebeliūnu įsisegėm tos tokie, jeigu pamena, tokie buvo baisūs, tragiški guzikai su trispalve, tokie plasmasiniai, bet, kaip sakant, su trispalve. Ir mūdu su Arvydu įsisegėm tuos ženkliukus ir Panevėžio tą gatvę ėjom ir buvo žiauriai nejaukus jausmas. Mes galvojom, kad mes gausim į galvą. Žmonės žiūrėjo žiauriai, labai piktai, labai priešiškai. Tai tikrai buvo, kaip sakyt, tai, kad teatro žmonės ėjo ir kažką darė, tai nereiškia, kad visur mums tapšnojo per pečius ir girdė arbata ir aiškino, kokie mes faini ir simpatiški. Žinoma, sausio 13 čia išskirtinė diena, kai jau visiems, kaip sakyt, visi buvo pasiryžę eiti iki galo, bet kas man yra džiugu, kad teatras visą laiką buvo pačiam prieki to laisvėjimo proceso ir niekada nežengė atgal į krūmą, į šoną ar kokį kitą kampą. Tai man labai džiugu, kad tuo metu buvau teatro dalis ir kad teatras tapo ir ne tik kad tokios moralinės istorijos, bet ir, sakyt, faktinės istorijos dalimi. Aš dar antrindama Sakalui visgi norėčiau šiek tiek paprieštarauti. Aš galvoju, kad menas tarybiniais laikais būdamas išties tokiai dvasiniai emigracijai, visgi visas menas. Pažiūrėkit, mūsų tų laikų meninė fotografija, poezija, literatūra, iš tiesų buvo ta metaforų kalba, kurios aš dabar labai pasigendu, nes dabar viskas galima. O tada mes nekalbėdami sugebėdavom viską pasakyti. Ir būti tame priekyje ir nebijoti tų savo trispalvių guzikų. Tai buvo tam tikra drąsa. Ir aš nežinau, kas būtų dabar. Kai mes viską turim. Mes niekada taip gerai ir sočiai negyvenom. Bet kartais reikia tada atsigręžti. Ir aš manau, kad šitos dienos mums duotos pervertinti, atsigręžti save į savo dvasią, ar dabar mes būtume tame, ar nedvėjodami grįžtume į savo tėvynę iš Hamburgo, kaip mano amžinatilsį tėvas, Lietuvos kariuomenės karininkas, kuris praktiškai turėjo, kad išliktų, trauktis į vakarus, ir jis jau buvo susidėti lagaminai. Sako, aš negaliu išvažiuoti iš Lietuvos. Tai jis išvažiavo į Norilską. Bet tas tėvynės jausmas, jis yra labai svarbus. Ir man taip smagu jūs visus matyti, kurie galėjo būti kitur, už balos, dar kažkur tai. Labas, ačiū, kad esat. Aš tai už jūs vyresnį. Bet čia turbūt reikia sakyti ačiū ne tik mums, kad esam, bet kiek žmonių, pirmais buvo ta mintis, kodėl taip, kodėl tuo metu, bet žinai, kiek tūkstančių žmonių per visus amžius buvo nukankinti, paaukojo savo gyvenimus, gyvybės,
meilės, talentus, viską dėl tos laisvės. Ir tiesiog taip kažkaip viskas suėjo į mūsų kartą kaip į smaigalį, kad visą tai, tas pumpuras išsiskleidė, ta laisvė skleidėsi. Ir dabar tas LRT, jau mūsų laisvė 30 metų, reiškia, užaugusi karta laisvė. Ir jie tokie gražūs šviesūs žmonės, ir jie pilni tos giluminės, kūrybinės laisvės ir matosi, kad jų veiduose ir atsakomybės suvokimas, ir vertybės, visa tai yra jau kaip po tąsa, kaip tradicija kažkokia. Ir tai yra man kažkokia gražiausia viltis ir padėka, nes aš dabar kažkaip, kai Inesa kalbėjo, man šmėstelėjo mūsų Augustėlio Pajarsko veidas atminty, ogi būtent žmogus per savo pažiūras turėjo paaukoti savo talentą, netapo aktorium, bet jis išliko teatre ir visų gerbiamas ir mylimas. Tiesiog teatro dvasia jis buvo, dvaselė. Ir dėl ko? Todėl, kad jis buvo savimi. Jis ne. O faktas, kad teatre buvo ir tų įfiltruota ir tų KGBistų, viso kito, ir vienas kitą skundė ir turbūt ir kenkė, visko buvo, ačiū Dievui, mes nežinom jų vardų ir pavardžių ir nereikia naisytis po juodą praeitį. Mums užtenka jau patirties suvokti, kad taip nereikia daryti. Bet, Jolanta, iš tikrųjų gera tema, bet taip paanalizuoti tų kelių dienų gyvenimą ir spektaklius, repertuarą, visą kitą, čia gera mintis ir reikėtų taip pakelt archyvą, o faktas, kad archyve turėtų būti išlikę kažkokie repertuarai, grafikai, įsakymai, nuimti, perkelti, dar kažką daryti. Tiesiog, įdomus laikas, kuris vėl, tikrai Vidmantas Dobrovolskis buvo, pavadinkim, sistemos žmogus. Jis, būdamas tuo metu direktoriumi, negalėjo laisvai daug ką priimti, kaip šiandien aš, sakykime, galėčiau padaryti, nes visai kitas laikas. Bet užteko dviejų dalykų, užteko kažkokio giluminio suvokimo jam ir drąsos, kad tokio suvokimo, kad reikia daryti. Jis turėjo tokius plačius mostus. Taip. Turėjo labai plačius mostus ir, sakyčiau, pakankamai drąsos. Taip, drąsus tikras. Visame kame. Ir ruošiantis šitai temai, iš tikrųjų, ko anksčiau neteko taip pastebėti, kad teatro repertuaras, kaip jisai buvo suformuotas ir kaip atrodė nuo 88 metų, aš radau tiek daug nacionalinės dramaturgijos. Tai buvo statoma beveik iš 7, tarkim, premjerų, tai 6 spektakliai buvo lietuvių autorių. Bet Jolantėlė, atsiprašau, kad įsiterpsiu, žinai, 88 metai viskas, jau tai buvo, reiškia, Sąjūdžio gimimas. Tai jau buvo, kitaip elgtis būtų buvę blogai. Nes, vadinasi, tu būtum liudijęs, kad tu nesi Kauno dramos teatras, kuris, kaip Sakalas labai gražiai pasakė, kad, reiškia, kad tai buvo visada tas smaigalys viso to, kad visur teatras kiekvienų spektaklių badė. Bet pažiūrėkim, kokia drąsa ir šiandien drąsiai tikrai galima nusilenkti ir Čibiras, kokį vėją įnešė su savo biografija, vaidinimu ir kitais. Tas pats Nekrošiaus pirmieji spektakliai. Ir tada Jurašo. Ir Vaitkaus, tai buvo ypatinga drąsa, tiesiog jie kaip kokie dresiruotojai, kaip tu šunis bandė provokuoti ir žiūrėti, iki kokios akimirkos galima, reiškia, kad ir kiek kas sumokėjo, Jurašas ir sumokėjo savo kainą. Aišku, visi sumokėjo, nes visi buvo tąsomi, jeigu tą Vaitkų prakalbintumėm irgi, kokie buvo turbūt teatro tarybų posėdžiai ir kokie buvo kai kam netgi galimybė galbūt gauti ar paskirą mašiną ir kažkam būtų kažkur, kad tik įkirsti ir parodyti savo ideologinį brandumą. Tas laikas buvo toks, bet kažkodėl jie buvo irgi nepalaužėmi ir pagarba jiems. Ir visgi aš manau, kad aš tai dėkuoju už tą laiką, kada aš tikrai galiu didžiuotis, kad esu čia ir galiu didžiuotis
tokios mažos tėvynės, bet garbingos būdama dukra. Nes kai įvyko mūsų visi šitie tragiški įvykiai, pasaulis į mūsų atkreipė dėmesį. Jūs prisiminkite, kaip pripažino viena po kitos, kaip tokia mažutėlė, mažulytė šalelė. Ir kadangi stačiau spektaklį apie Astridą Lindgren, ir tik tada aš atradau, kad Astrida Lindgren, būtent kaip Petras siuntė telegramą Gorbačiovui, jinai parašė Gorbačiovui laišką, kad Lietuvos vaikai turi teisę ramiai miegoti. Tiksliai cituoju, ir man tai buvo taip gražu, kad menininkai, literatai, visi, kas jautė pareigą. Koks tai močiutei rezonas rašyti? Jis rašė. Todėl, kad jai svarbu, kad tos mažos šalies vaikai ramiai miegotų. Išklausę pasaką prieš miegą. Taip, o dabar, žinai, mes už 200 km turim Minską ir aš galvoju, žinai, esame šiltuose namuose, ramus, visą kitą, pilnai šaldytuvais ir kažin, ar mes viską padarome irgi, ar ne viską paliekam tik tais diplomatijos politikų lygmenį, kad jie darytų kažkaip. Taip, klausimų tokių po 30 metų kyla, ar tikrai išlikome mes tos nakties drąsoje ir tokiam tikėjime ir pasitikėjime. Reiškia, reikia mūsų purtinti ir patikrinti, ar išliko. Taip. Todėl šventės žiūris būtų irgi ne pro šalį dėl dramos. Matai, Arnoldai, tu labai gražius dalykus dabar darai ir tavo pasidėtas į Facebooką kalnų kalbos, tas spektaklis, kuris tarsi buvo refleksija į sausio įvykius, bet jeigu jis dabar 20-mečiai būtų pastatyti, tai turbūt būtų, nežinau, sako, su fororu turbūt būtų suvoktas, priimtas visą kitą. O tada buvo visiškai... Dabar jis būtų, kaip sakoma, formate. Taip, būtų formate laiko. O tada nesuprastas ir... Tai mes tą progą su Jolantos padėjimu padovanosim žiūrovams šiandien pasiklausyti jo spektaklio finalą. O, tai nuostabu. Kyla šitos diskusijos prisiminimų, tai kuo toliau, tuo aiškiau ir giliau aišku, kad tuos įvykius reikia prisiminti, apie juos kalbėti. Nesvarbu 30 metų, 31 metai, bet ta Lietuvos laisvės ir orumo naktis, jinai labai svarbi ir būtent augančiai jaunai kartai ir tai mano žmonių kartai, kuri galbūt tik tai atsimena Eglės Bučelytės veidą ir tas žinias nutrūkusias, bet mes daugiau matėm tėvų akis, tėvų nerimą, savo mokytojų nerimastingumą ir tą tokį susikaustymą. Kas, jeigu tie tankai atvažiuos iki mūsų, nes tikrai vaikiškai galvelėje buvo tokių minčių, nelabai suprato, mes turbūt tą mastą ir neturėjom tos tokio prisilietimo prie netekčių, mes neturėjom to artimo galbūt žmogaus netekimo, ar kai mes žiūrėjom, girdėjom, klausėmės ir išgirdom apie tas aukas, apie tos žmonės ir po šiai dienai, tai žiūrint tas televizijas, laidas atkuriamus ir liudininkų pasakojimus, tai dar pagaviau bent asmeniškai klausytis, tą perprasti, suprasti ir kokia tai yra svarba. Kokiu mes laiku gyvenam, kaip mes esam vertybių, galbūt tokioje sankirtoje pakrikę, kažko tai nebeįvertinam. Ir kaip tai mūsų ugdo ir augina kaip žmonės, kaip asmenybės ir piliečius. Mes nepalėtėme, aišku, dabar tu tik užsiminėjai gražiai, Jolanta, apie tas aukas, dažnai juk žuvo žmonės. Ir kažkas neteko sūnų, kažkas dukters, kažkas vyro, kažkas tėvo. Ir tikrai nuoširdi pagarba ir padėka ir vilties toks, nežinau, noras padovanoti vilties žiedą, kad kokia palaiminga ta auka. Nes iš tikrųjų suvokti, dabar mes per 30 metų pradėjom suvokti, iš tikrųjų, ką ta laisvė Lietuvoje padovanojo mums. Ir aišku, laisvės fone mes matom, kiek ir blogybių yra visa kita, bet yra normalus gyvenimas. Taip kuriasi tas gyvenimas, taip tęsiasi ir jis visada yra, bet tuo pačiu
tikrai nuoširdi padėka ir tiem vyram ir moterim, kurie neturėdami nei patirties su pačiu mūsų patriarchu Vytautu Landsbergiu priešaky, neturėdami patirties, bet turėdami tokią drąsą stovėti iki galo, išbuvo. Ir nustebo mes patys, nustebo pasaulis. Ir Dievas tada leido tam įvykti. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Jo, ačiū Dievui. Tai tikrai, man atrodo, mums reikia suvokti, kad laisvė ar nepriklausomybė ar demokratija, jinai neturi nešti kažkokio tai gerbūvio. Pats jos buvimas, egzistavimas jau yra gerbūvis, nes galimybė rinktis, galimybė galvoti, galimybė daryti sprendimus, tai yra turbūt svarbiau už bet kokį materialinį turtą ar kažkokią gerovę, socialinę garantiją. Nes visos tos garantijos jos yra pasiekmė kažkokio gebėjimo žmogaus daryti laisvus sprendimus. Ir mes tą šiandien turim čia. Kas ką besakytų, mes turim galimybę daryti sprendimus tokius, kokius mes norim. Ar asmeniškai, ar grupiai, ar kad ir politiškai. Ir tai yra nepaprasta vertybė. Tai yra nepaprasta vertybė, džiaugiuosi, kad jinai materializavosi. Nes kaip pantrinsiu Inesai, aš tikrai tikėjau, kad sugrius šitas monstras, bet tikrai netikėjau, kad aš taip pamatysiu. Stebuklas įvyko ir aš labai džiaugiuosi, kad mes tapom jo dalimi, netgi, kaip sakyti, tokia veiksminga dalimi, kas yra tiesiog Dievo dovana ir liudininkais. Todėl aš labai visus sveikinu, aš labai visais džiaugiuosi, aš labai džiaugiuosi tuo momentu, kuriam mes esam dabar ir tuo momentu, kuriam mes turėjom, nežinau, ar laimę, ar galimybę būti. Labai gražiai Sakalas įvardino. Tai buvo stebuklas, už kurį nepaliausiu dėkoti visą savo likusį gyvenimą. Arnoldai, dar kokią baigiamą mintį? Kovoti yra per mažai, reikia dar saugoti. Graži pauzė. Tauta tylėjo, nutilo. Žinot, tikro džiaugsmo, ne, pauzė. Ir aš galvoju, juk ši naktis, ta 12 naktis, ji buvo tokio tikro džiaugsmo. Mes džiaugsmo pripratę patirti emociją, išreikšti emociją. O tikras džiaugsmas giluminis, jis yra turbūt permąstymas, suvokimas, vertybių, pajautimas giluminis. Tikras džiaugsmas ramioj širdį, kad esi tikrai krypty. Ačiū visiems, tikrai. Šią laidą pabaigsime Jono Jurašo spektakliui Kalnų kalba, kompozitoriaus Vidmanto Bartulio aranžuota finalinė daina. Naujų teatro stotelės pokalbių kviečiame klausytis kiekvieną trečiadienį.